Sveiki, esu Jolanta Gutauskienė. Esam Parko galerijoje, kurios savininkė aš esu, bet šiandieną mes kalbėsime apie Kristupo Gutausko paramos fondą. Kristupas Gutauskas, kurio vardu pavadintas šitas fondas, mano sūnus. Mirė 19 metais po sunkios leukemijos ligos ir iš karto po to draugų iniciatyva buvo įsteigtas Kristupo Gutausko paramos fondas. Manau, viso ko pradžia ir buvo Kristupas, kuris buvo gal ir buvo kažkiek neįprastas, nes buvo be galo gilus pagal savo amžių žmogus, gal dėl to, kad tiek nedaug to gyvenimo turėjo. Savo visą gyvenimą svajojo turėti savo kliniką, kurioje galėtų vieną dieną per savaitę dirbti nemokamai ir gydyti socialiai remtinus žmonės. Tai tas labdaros fondas turbūt labai siejasi su jo idėja ir su noru pratęsti darbą. Nors pirmoji iniciatyva buvo vis tik tai mokslinė veikla. Kristupas buvo mokslininkas, jaunasis mokslininkas, kuris stengiasi labai dalyvauti šitoj veikloj. Tai draugų iniciatyva buvo pati pirmoji, kad pratęsti jo norą siekti kuo daugiau ir kad fondas remtų būtent žmonės, jaunus odontologus, kurie nori kažkokį mokslinį darbą daryti ir kaip paprastai tam trūksta lėšų. Toliau jau antra dalis, tai socialiai remtinų žmonių odontologijos gydymas. Ta turbūt iniciatyva kilo man kaip noras pratęsti būtent sūnaus kažkokias svajonės ir idėjas. Nepapasakojau apie aukcioną, kurį buvom padarę 20 metais prieš pat COVID-ą. Kažkaip vos spėjom, bet labai noriu pasidžiaugti, kad labai prisidėjo mano visi menininkai, kurie irgi daugumą pažinojo Kristupą ir labai išgyveno ir jo ligą, ir mirtį. Ir jie suaukojo, 27 menininkai, visi suaukojo savo darbus, kuriuos mes galėjome aukciono metu parduoti, susirinkti lėšų ir va tai pradėti šitą veiklą. Pradžia visada būna kažkokia sunki, lyg atrodo nežinai, iš kur griebtis. Tai žmonės aš atrinkdavau su socialiniais darbuotojais, kur, būdavo tam tikri kriterijai. Kad tai būtų žmonės galintys gauti paramą, turintys paramos gavėjo statusą ir kad jie būtų motyvuoti gyventi, nes paprastai paribio žmonės turėdavo labai daug problemų su kažkokiam priklausomybėm, tai būtent tie, kurie jau būtent šviesos periode. Tai visa problema labiausiai mums kilo iš to, kad jų labai daug jie turėjo problemų ir gydymas turėdavo būti labai tęstinis ir ilgas ir jie tiesiog neatlaikydavo. Kai kurie neatlaikydavo to ilgo laiko. Jie neturi socialinių įgūdžių, neturi įgūdžių rūpinti savimi, tai stengdavomės jiems ir padėti, bet buvo ir tokių, kur nepabaigėm gydymo dėl to, kad arba pacientas atkrito, arba tiesiog metė gydymą, nes jau daugiau nebeįstengė. Tai todėl dabar galvojam truputėlį tą kryptį keisti. Galbūt imti jaunesnę, kurie turėtų mažesnės kažkokias problemas ir jų gydymas užtruktų trumpesnį kažkokį tai laiką. Kad neatkristų. Taip, kad jie dar nebūtų tokioj vietoje, kad jiems reikia atkristi. Nes gal tai gali būti kažkokie tai paaugliai, kuriems kažkokios yra problemos, dalis yra apmokama tų paslaugų, bet kažkas yra neapmokama ir šeimos, kurios negali sau leisti to susimokėti. Be abejo, mes norim padėti remtinom šeimom. Tai bandysim vėl ieškoti tokių pacientų, todėl ir reikia mums tų partnerių. Reikia odontologijos klinikų, kurios sutiktų su mumis dirbti. Pirmam tame etape, kur mes dirbom, taip mes jau turėjom savo partnerius, didžioji dalis Kristupo bendramokslių, dirbančių tam tikrose klinikose, jau su mumis čia dirbo, bet reikia ir naujų. Norim skatinti savanorystę, skatinti tą labdaringą darbą. Aš manau, kad taip, dėl to, kad odontologinės paslaugos jos reikalingos bet kokiam amžiui. Ir šiuo metu, kada jau yra
medicina tiek pažengusi ir tuo pačiu pažengia ir finansai. Tai tos paslaugos yra labai brangios. Ir vaikams kartais ten juk būna ar dantis išmušami, ar kažkaip tai ne kiekviena šeima taip gali, o jaunam žmogui tai yra ypatingai svarbu. Su ta socialinė grupė, su kuria mes dirbom, tai buvo jau ta tikrai labai stipri bedantystė. Jauni žmonės turėdavo ten 3 dantis, tarkim 4. Ir tada labai viskas užsitęsdavo, jie būdavo dantis iškritę, burnos. Aš pirmą kartą iš visų susidūriau, nesu tos srities specialistė, kad nuo nepriežiūros taip gali atsitikti. Sunku suvokti, bet ir sunku suvokti gyvenimą tų žmonių, nes jie gyvena visai kažkaip kitaip, net sunku suprasti. Tik tai, kai įsigilini į tą jų gyvenimo istoriją, tada supranti, kodėl jisai atsidūrė šitokiai vietoje. Ir kitą kartą net tikrai pagarbos verti žmonės būna daugiau, kurie sugeba atsikelti, negu tie, kurie niekada nenukrito. Tiesiog jų gyvenimas taip susiklostė, mes jų negalim teisti ir turėtume padėti tiek, kiek galim, kiek kas supranta. Kantrybę mes išsiugdom, o pasiaukojimo nežinau, man asmeniškai šitai net nežiūriu kaip į pasiaukojimą, tai tiesiog tavo gyvenimo būdas. Savanorystė yra gyvenimo būdas. Aš savanoriauju 10 metų pagalbos moterims linijoje. Tai net nežiūriu į tai kaip į kažką. Tai yra mano gyvenimo dalis ir aš matau tame prasme tiek, kiek aš galiu kažkam padėti. Gal aš ten vienam žmogui padėsiu, gal per visus tuos pokalbius kažką vieną išgelbėsiu nuo savižudybės ar ten kritinėje situacijoje padėsiu atsikelti. Ir to turi pakakti. Jiem visiems labai trūksta meilės tiesiog ir tos atjautos ir supratimo. Ir tokie tie paribio žmonės, jie sunkiai mums atleidžia mūsų gebėjimą gyventi kitaip. Tu turi būti 100% nuoširdus, kad jis tave priimtų. Tu turi užsitarnauti jo pasitikėjimą. Tai atrodo, gal ir kam čia to reikia, bet tiesiog jeigu matai jame tiesiog žmogų reikalinga pagalbos ir tu gali padėti, tai va tame yra prasmė. Klinikų pagalba labai konkreti, nes jeigu mes randame pacientą, kuriam reikalinga, tai mes turim turėti partnerį, kur ateitų tas pacientas. Fondas visada apmoka medžiagas pilnai 100% ir mes tikimės iš klinikų arba labdaringo visiško gydymo, arba nors kažkokios dalinės kompensacijos, kiek kas gali. Buvo klinikų, kurios iš viso neėmė jokių pinigų ir ten kažkokią pagalbą sakė, ne, mes norim tiesiog padėti. Ta pagalba mums būtent reikalinga, nes mes vieni, kaip mes ką darysim, mes turim tikrai turėti savo kažkokių partnerių ir fondas būtent, ir tam ir yra dar, kad ir skatintų tą labdaringą veiklą, kad žmonės norėtų tai daryti, ypatingai jauni žmonės. Jūs stebėjotės, kad tokie jauni sukūrė fondą, žaviuosi, jaunimas yra labai puikus. Todėl kviečiu visus prisijungti. Mes turim savo ir puslapį, ir galite susisiekti ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Ir labai lauksim kažkokiu tai atsiliepimu į tai, ką mes čia darom. Gali ir fiziniai asmenys prisidėti, gali prisidėti finansinę paramą, tai tada jau kitokia parama. Kreipiuosi į odontologus kaip į partnerius jau toj veikloj, bet finansiškai taip mes taip pat ieškom partnerių, kalbam ir gaunam tą paramą ir finansinę, kad galėtume tęsti savo darbą.